per skubėjimą, per kasdienę rutiną, ar tikrai visi išgirstam tą savo artimą, nesvarbu, ar jis turi sveikatos problemų, bet tiesiog labai skatinu visus išgirsti, įsiklausyti, ne tik žmonių, bet ir gamtos, ką šiandien puikiai Kairėnų botanikos sodas mums leido suprasti, kad gal kartais smagu vaikščioti tyloje ir klausytis paukščių čiulbėjimo, klausytis smilgų šnarėjimo, tai labai linkiu visiems tokiam dideliam būryje bendrauti, bendradarbiauti ir tikėkime, dar turėsim ateityje labai gražių projektų. Buvo labai smagu, kai registravotės, matyti, kad retas žmogus, jisai buvo vienas, jis sako, aš su šeima, aš su drauge, mūsų draugių būrelis, tai va ta bendrystė, buvimas drauge kartu, jisai yra toks ir puikus pavyzdys, kad tai ir kasdienybėje svarbu, tačiau ir nutikus gyvenimo iššūkiam yra labai svarbu, ir Jūratė labai gražiai šiandien pasakė, kad ne veltui mes esam botanikos sode, kuris skatina pamatyti, įsiklausyti. Tai išties tai nėra kažkoks tais ypatingas dalykas, tai mes galim daryti kiekvienas, sustodami, įsiklausydami, pamatydami čia ir dabar. Aš irgi noriu prisijungti prie to raginimo išklausyti ir išgirsti, kokios bėdos, kodėl neįsiklausom vieni kitų. Aš matau dažnai, kad reiktų įsiklausyti daugiau kaip į artimą, kaip tiesiog į žmogų ir išgirsti visas jo problemas.